Sveiki, čia GPB tekstai. Šįkart Elenos Gasiulytės straipsnio Queer fanfictionai vs. J.K. Rowling pirmoji dalis, perskaityta Agnės Rimkutės. Pirmoji dalis – heteropatriarchato kaliniai. Pastaba. Beta skaitytoja patvirtino, straipsniui suprasti nebūtina išmanyti Hario Poterio knygas. Du 2000-ieji buvo keisti laikai. Muzikos pasaulyje karaliavo Britney, mados – džinsai ekstremaliai žemų liemenių. Rugsėjo 11-osios įvykius mokykloje vietoje pamokų stebėjome per televizorių. Namuose radosi kompiuteriai. Internetas keliaudavo telefonų laidais. Kartais sėdėdavome prie Painto, nes ne visada žinojome, ką su tuo kompiuteriu veikti. Moteriški žurnalai siūlė nekęsti savęs ir graužti salotų lapus. Man buvo 10 metų. Vagos knygynas Savanorių prospekte vadinosi Žiburėlis. Kartą teta parėjo iš jo nešiną dovaną. Kažkas apie burtininkus, Elenytė. Vaikai visame pasaulyje skaito. Kas galėjo pagalvoti, kad serija apie burtininkus bus išleista vaikų literatūros istorijoje iki tol neregėtais tiražais ar, juo labiau, liks aktuali pirmiesiems skaitytojams auginant savus 11-mečius ir po truputį pradedant plikti. Kas galėjo pagalvoti, kad galiausiai J.K. Rowling paliks gėrio ir meilės pusę, o buvę gerbėjai naikins mirties relikvijų simbolio tatuiruotes. 2024 vasarą, pradėjus naktims stipriai tirpti rankai, turėjau apleisti rašymą. Dažniau atsidarydavau YouTube. Neilgai trukus, man įprastas queer turinys ir naujai atrasta Hario Poterio knygų kritika susitiko Veno diagramos viduriuke. Algoritmas pasiūlė cosplayerių video, kuriame figuravo du vyriškiai iš absoliučiai heteroseksualios J.K. Rowling visatos. Veikėjai, kuriuos vaikystėje baisiausiai mylėjau. Tik šįkart jiedu buvo pora. Man prieš akis atsivėrė paralelinė queer fanfictionų realybė. Apėjusi pomidorus ir pamaitinusi draugus, priguldavau ant žolės ir skaitydavau. Kaip liūdna moterį po skyrybų mane guodė nekomplikuotos nostalgiškų veikėjų meilės istorijos. Mylintieji juose visuomet mylėdavo tos pačios lyties mylimuosius. Kaip LGBT+ bendruomenės narė giliai nustebino fundamentalus žanro neheteroseksualumas. Ex-filologė manyje sudomino alternatyvi literatūrinė visata. Anarchistę patraukė protestas prieš autorę, kanoną, snobiškumą ir taisyklės. Pirmąjį fanfictioną perskaičiau per pusdienį. Bet pirma – žodynėlis. Kaip ir pridera rimtai fenomenų analizai, pirmiausia apsibrėžkime terminus. Kanonas šiuo atveju yra pamatinis tekstas ir pažodinė jo reikšmė. Fanfictionai, fikai yra fanų rašomi nauji tekstai paremti kitos autorės ar autoriaus kanoniniu kūriniu. Juose interpretuojami ir keičiami kanoniniai faktai, tokie kaip siužetas, veikėjų asmenybės, santykiai, veiksmo laikas arba vieta, pridedami nauji veikėjai ir panašiai. Šipas – supiršimas. Fanų pastebėtas ar susigalvotas romantinis santykis tarp originalaus teksto veikėjų, nepatvirtintas kanoniškai. Pavyzdžiui, pasirodžius kiekvienai naujai Sherlocko Holmeso istorijos inkarnacijai, dalis fanų atkakliai perša Holmesą su Watsonu. Slešas. Šiame kontekste šipas tarp dviejų vyrų. Atitinkamai femslešas tarp dviejų moterų. Fanfictionų nelaikytina tiesioginė kūrinio adaptacija kitoje medijoje, dažniausiai tuo pačiu pavadinimu. Mat tai nėra nauja istorija. Skėtiniu terminu queer vadinsiu LGBT+ bendruomenę. Queer fanfictionais bus laikomi tekstai, kuriuose keičiama kanoninė veikėjų seksualinė orientacija ir arba lytinė tapatybė. Kas yra, nėra ir galėtų būti fanfictionas. Pažaiskime. Didįjį romėnų epą Vergilijaus Eneidą pavadinkime Iliados fanfiku. Juk tai labai panaši, tik suromėninta istorija. Tuomet Vergilijų laikome Homero fanu, įsikvėpusiu paeksperimentuoti su mėgstamu kanoniniu tekstu. Po maždaug 1900 metų kitas to paties fandomo narys Jamesas Joyce'as pagal Iliadą parašė Ulisą, kuris priklausytų fanfictionų subkategorijai Modern AU. Moderni alternatyvi visata, kai kanoninio teksto veikėjai arba siužetai perkeliami į fanfiko rašytojo laikų realybę, šiuo atveju 20 amžiaus Dubliną. Musiclas Rent, kultinis filmas Clueless su Alicia Silverstone, Shakespeare'o A Midsummer Night's Dream, fanfiko apibūdinimą teoriškai atitinkančių tikrų tekstų sąrašą galite rasti čia. Sakau tikrų, mat Eneidai ir nuorodoje minimiems tekstams žodžio fanfikas įprastai netaikome.
Iš studijų filologyne pamenu tokius terminus – hipertekstas, palimpsestas, transtekstualumas. Tekstas įkvėptas arba parašytas ant ankstesnio. Eneida vadinti fanfiku yra provokacija. Rimtai to nesiūlau, suprasdama, kad tokia teorija apyrimtėje diskusijoje lengvai subirėtų. Bet pažaisti man regėsi įdomu ir prasminga. Taip galima atrasti netikėtų ir neįtikėtinų paralelių. Arba persvarstyti literatūros elitizmą ir plonytę ribą tarp aukštosios ir žemosios kultūros. Arba pastebėti, kad poreikis ir praktika perrašinėti žinomus tekstus radosi anksčiau už internetą ir nieko tame nėra gėdingo. Tekstai, kuriuos iš tikrųjų vadiname fanfictionais, gero vardo neturi. Stereotipas maždaug toks. Tai žemosios kultūros pavyzdžiai, kurių namai ir leidyklos yra nerespektabilus internetiniai forumai ir archyvai. Tai jaunų mergiočių ir gėjų laisvalaikio užsiėmimas, į ką visais laikais buvo žiūrama iš aukšto. Fanfikams būdinga prasta kokybė ir neskoninga erotika. Kartais, galbūt dažnai, taip ir yra. Kita vertus, tyrimų metu užtikau labai kokybiškų ir kūrybiškų fikų. Prastų, tradiciškai išleistų heteroseksualių romanėlių pilnos knygynų lentynos. Tas ant to, kaip sako. Kokybės ir hierarchijos klausimus šiam kartui atidėsime. Fanfikai mane domina kaip socialinis reiškinys. Ir būtent tai, kad jie praktiškai be išimties yra queer. Prasmingas atrodo ir jų santykis su reprezentacijos kilėmis kanoniniuose tekstuose. Haris Poteris ir heteropatriarchato kaliniai. Trečioji Hario Poterio serijos knyga, Haris Poteris ir Azkabano kalinys, lietuviškai pasirodė 2001-aisiais. Priminsiu siužetą. Iš Azkabano burtininkių kalėjimo pabėga Sirius Blackas, žudikas, Voldemorto, vietinio magijos pasaulio Hitlerio šalininkas, Poterių šeimos išdavikas ir Hario krikštatėvis. Išaiškinama, kad jis apkaltintas neteisingai. Tikrasis blogietis yra toks Peteris, augintinės žiurkės pavidalu 3 metus miegantis Hario draugo Ronio lovoje. Tiek to. Reikšmingas istorija pasirodo ir naujas populiarus mokytojas Remas Lupinas, mokyklos laikais buvęs vienas iš artimiausių Sirius Blacko draugų. Lupinas ne savo noru atsiskleidžia esantis vilkolakis. Burtininkų pasaulyje jie smarkiai diskriminuojami. Peterį sulaikyti ir atkurti teisingumą nepavyksta, bet istorija baigėsi daugmaž gerai. 2001-aisiais Lietuvoje apie LGBT+ žinojome ne kažką. Praktiškai tiek, kad būna kažkokie gėjai, kuriais geriau nebūti, nes, čia įterpkite prieš gėjus nukreiptą homofobinį įžeidimą, yra baisus įžeidimas. Apie lesbietės beveik nesusimastydavome, mat mergaitės ir tai būna artimos, laikosi už rankų ir miega vienoje lovoje. 11-metė Elenytė 3 knygą labai mėgo, visų pirma dėl Sirijaus ir Remo. Jiedu turėjo kažką, kam jį neturėjo žodžio įvardinti. Lygiai kaip neturėjo žodžio įvardinti keistiems savo jausmams mergaitėms, nors normalius berniukams galėjo paaiškinti. Iš dalies tai reprezentacijos trūkumo pasekmė. Tokių žmonių aš niekur nemačiau. Jeigu būčiau mačiusi, gal nebūčiau iššvaisčiusi šitiek brangaus laiko ir, vėliau, progų. Paskui trupinukus. Queer skaitytojai senų seniausiai įvaldę atidaus skaitimo, close reading praktiką, kurią mėgstu vadinti trupinių rankiojimu. Atvirai queer veikėjai medijose pasirodė visai neseniai. Iki tol reikėdavo juos pajausti plevenančius kažkur tarp eilučių, gebėti pastebėti ir šifruoti tyčia ar netyčia paslėptus kodus. Nelengva, tačiau queer skaitytojai pratę nueiti ilgus kelius, vardan menkiausios galimybės tekstuose pamatyti bent kažką panašaus į save. Heteroseksualūs skaitytojai tą laiko savaime suprantamybę. Gal dėl to jiems taip dažnai nesuprantamas queer žmonių reprezentacijos alkis. Jie klausia, kodėl jums reikia šitiek daug? Lyginant su nuliu, bet kas atrodo daug. Skaitome Iliadą ir atkreipiame dėmesį į Achilo ir Patroklo santykį. Senovės Graikijoje jis turbūt netrodė taip jau paslėptas, tačiau iki mūsų atėjusios senųjų tekstų versijos ir interpretacijos dažnai būna pasiklydusios vertime. Žiūrime vampyrų filmus ir matome save kitokiuose, dažnai savęs bijančiuose ir aplinkinių nesuprastuose, netgi laikomasi pavojingais, kad neužkrėstų. Disnėjaus Arielyje Ursulą dažniausiai atpažįstame kaip drag karalienę. Kažin, kiek gerų mano kartos mokslininkų ir kritikų išėjo iš queer Hario Poterio fanų. Skaitė jie įspūdingai atidžiai, analizavo sakinį po sakinio ir žodį po žodžio, į vientisą dėlionę rinko mažulytės detalės. Tik nebesavarankiškai kaip anksčiau, kolektyviai. Pagal Satan Madpan video Harry Potter is Garbage and Here's Why, laikai buvo tikrai ypatingi. Internetas leido šiam fandomui beprecedentiškai lengvai ir plačiai susijungti. Palyginti su pavyzdžiui 20 amžiaus vidurio žydų valdovo ar porą dešimtmečių vėliau pasirodžiusių žvaigždžių karų gerbėjų bendruomenėmis.
Bendras darbas našesnis, o pasitvirtinimas, kad ir kiti ar kitos mato tai, ką tu matai, yra didžiulė motyvacija. Iššukavus Hario Poterio kanoną paplaukiu ir prieš plauką, buvo prieita prie išvadų. Artimiausi mokyklos laikų draugai Sirijus ir Remas, panašu, yra mūsiškiai. Po pamokiniam skaitimui rekomenduoju apžiūrėti vieną smulkmenišką įrodymų jųdviejų byloje sąrašą, o tam kartui pateiksiu jums keletą. 1. Kiekvienas geros širdies burtininkas arba ragana gali iššaukti gynėją, gyvūno pavydalo skydą nuo juodosios magijos. Panašus būna griežtai tik porų arba šeimos narių, ne draugų gynėjai. Sirijaus yra šuo, Remo vilkas. 2. Pablogėjus politiniai padėčiai visi geriečių ordino nariai susikrausto į saugią slėptuvę, bet tik apie Sirijų ir Remą pasakyta, kad jie apsigyveno kartu. Kitaip tariant, buvo kambariokai. 3. 5 knygos angliškame leidime Sirijus ir Remas spokso vienas į kitą 40 eilučių. Kitų veikėjų spoksojimo vienas į kitą trukmė serijoje neakcentuojama. Juokais tokios situacijos vadinamos gay eye fucking, homoseksualus seksas akimis. Jeigu pradėsite medijose ieškoti pavyzdžių, nebegalėsite atmatyti. 4. Pati J.K. sakėsi Remo vilkolakizmą sugalvojusi kaip živ ir LGBT+ bendruomenės diskriminacijos atitikmenį. Kuo ilgiau šią metaforą analizuoji, tuo ji baisesnė. Yra toks vilkolakis, tyčia užkrėtinėjantis būtent vaikus. Tiek to, sakykime. Kad ir siaubinga, ryšį tarp vilkolakių ir LGBT+ bendruomenės autorė sukūrė. Sirijaus tuo tarpu kanoniškai atsisakė iš namų išvarė rasistų nacių šeima. Logiška būtų, kad ir homofobų. 5. J.K. matė reikalą pabrėžti, kad jaunystėje Sirijus buvo patraukliausias berniukas mokykloje, paskui kurį sekiojo armijos mergaičių, bet jis nepažiūrėdavo į jų pusę. Heteroseksualaus aiškinimo šiam reikalui queer auditorija nerado ir džiaugiasi, kai 2001-iesiams labai drąsu iš autorės pusės. Iš tos laimės, kol buvo laukiama kanoninio patvirtinimo, pasipylė Sirijaus Blacko ir Remo Lupino /fanfikai. Sakytume, fanai kolektyviai haliucinuoja. Ne tik fanai. Azkabano kalinio filmo adaptacijos režisierius Alfonso Cuaronas taip pat pastebėjo trupinukus ir paskatino aktorius Gary Oldmaną ir Davidą Thewlis, vaidinusius atitinkamai Sirijų ir Remą, atkreipti dėmesį į galimą nebūtinai platonišką santykį tarp jų veikėjų. Režisierius spėliojo, kad tas matyt bus plėtojamas būsimose knygose. Cuarono iniciatyva filme atsirado papildoma eilutė, kurios knygoje nebuvo. Sirijaus ir Remo susitikimą sugadinęs Sneipas sako: "Vėl čia kivirčijatės kaip sena sutuoktinių pora." Jungtinės režisieriaus ir aktorių pastangos neliko nepastebėtos. Liaudis internetiniuose komentaruose liudija, kad net trupinių neieškantys heteroseksualūs tėčiai, mamos, sesės ir draugai, žiūrėdami filmą vaibus puikiausiai pagavo. Viena interneto vartotoja prisimena. Brolis paklausė mamos, ar šie du pora. Jinai nemirktelius atsakė, kad taip. Palaidokit savo gėjus. Galiausiai J.K. susivokė, ką padariusi. Ne tik tarp eilučių parašė homoseksualios meilės istoriją, pastaroji dar gavosi gera, įtikinama, ne taip kaip apgailėtinos heteroseksualius istorijos jos knygose. Nelegalią meilę turėjo slėpti 12 metų išskirti mylimieji, likę viens kitam ištikimi ir gavę svajotą antrą šansą prieš Ronį su Hermiona, susituokusius dėl to, kad buvo skirtingų lyčių geriausi draugai. Queer medijos teorijoje išskiriamas tropas palaidokit savo gėjus, bury your gays. Nors problema sena, terminas iš naujo išpopuliarėjo apie 2015 metus. Juo įvardėjami atvejai, labai dažni atvejai, kai knygose ar filmuose atvirai arba netiesiogiai homoseksualūs ar biseksualūs veikėjai nužudomi iškart po to, kai atsiskleidžia ir arba randa tos pačios lyties partnerį ar partnerę. Taip jie simboliškai pastatomi į vietą, užkirtant kelią gyventi ilgai ir laimingai, kaip kad leidžiama heteroseksualioms poroms. Atstatoma normali pasaulio tvarka. LGBT+ žmonėms netiesiogiai sakoma, gavote savo trupinį pasidžiaugti ir užteks. Toks vaizdavimas mažų mažiausiai nuvilia, daugiausiai trina LGBT+ žmonių teisę į lygiavertę reprezentaciją ir sukelia asociaciją neheteroseksualu, vadinasi, baustina. 5 knygoje J.K. numarino savo, mūsų Sirijų. Pamenu, raudojau pasikūkčiodama ir vaikystėje toliau nebeskaičiau. Paskui mokslo tikslais perskaičiau. Vėlesnėse knygose Lupinas labai paskubomis įmetamas į santuoką su Nymfadora Tonks. J.K. uždėjo finalinį antspaudą. Nieko ten tarp tų dviejų vyrų nebuvo. Tonks irgi buvo veikėja ypatinga.
Ji nuosekliai prašydavo būti vadinama lyčiai neutralia pavarde, nuolat kaitaliodavo trumpai kirptų plaukų spalvą ir galėjo įgauti tiek vyro, tiek moters pavidalą. Tad fanai ir čia turėjo vilčių, bet susituokusi Tonks nebesipriešino būti vadinama moteriškų vardo variantų Dora. Atmosferą gyvai nusako straipsnio Harry Potter and the Secret Gay Love Story autorius Jamesas Frankie Thomas. 2003 vasara buvo pastebėjimų vasara. Valandų valandas sėdėdavau motinos mašinoje, klausydamas Queen'ų The Show Must Go On ir raudojau iš gedulo dėl Sirijaus ir gailesčio Remui. Ir drauge džiūgavau, kad pastebėjau. Iki šiol visiškai nuoširdžiai gedžiu ir to gedulo negaliu dorai savo paaiškinti. Buvau toks tikras, visi buvome tikri. Kaip Rowling galėjo parašyti ir nepastebėti, jeigu mes pastebėjome? Tam tikrą prasme iki šiol netikiu, kad klydame. Neteisi buvo J.K. Rowling. Fanfictionai yra puikus būdas atitaisyti įvairias neteisybės. J.K. atsiskleidžia kaip Voldemorto šalininkė. Jeigu neteko girdėti apie J.K. transfobiją, esate laimingi žmonės. Deja, apšviesiu. Knygose queer veikėjus ignoravo ir marino, o šiais laikais Twitteryje persimetė ant realių trans žmonių demonizavimo. Jau 8 metus ji viešai kartoja tuos pačius pabodusius argumentus. Trans moterys nėra moterys, o prievartautojai vyrai, siekiantis prieigos prie cis moterų, būtiniausiai tualetuose. Trans moterų priėmimas į feministinį judėjimą užgožtų cis moterų bėdas. Trans vyrai yra viso labo vyriškos lesbietės praplautomis smegenimis ir taip toliau. Video J.K. Rowling's Weird and Problematic Plot Choices in Harry Potter autorė Caroline Eason taikliai pajuokavo. Harry Potter pasaulyje tokia būtybė, kaukas, pavirsta didžiausia prieš jį atsidūrusio žmogaus baime. Jeigu prisartintų prie J.K., tikėtina, pavirstų moterų tualetu. Queer fanams Harris Potteris vaikystėje reiškia simbolinį pabėgimą. Netgi neradę nei vieno kanoniškai queer veikėjo, jie ir jos tapatinosi su queer koduotais ir netgi Harriu dėl to, kad jis buvo nesuprastas, skriaudžiamas ir kitoks, galiausiai radęs panašių į save bendruomenę. Be jokio perspėjimo saugus vaikystės fantazijų pasaulis virto aktyviai trans skaitytojų teisę gyventi neigiančią realybę. J.K. išvarė juos iš Hogwartso. Ironija. Kas knygose rūšiuodavo žmonės į dėžutes ir jautėsi galintis nuspręsti, kas vertas gyventi? Voldemortas. Sakysite tiek to, tetutės vaikščiojo socmedijose. Ne visai. Tetutė turi 11 milijonų, visa Stambulo populiacija, sekėjų. Tai verčia pamastyti apie žinomų žmonių įtakos ir atsakomybės santykį. Turint didelę auditoriją, privalu elgtis atsakingai. Populiarumo privilegija turėtų eiti greta su atsakomybė už tai, kas sakoma, mat socmedijos tavo balsą pagarsina 1000 kartų. Visiems neprašal reguliariai pasitikrinti ir esant reikalui atsinaujinti pažiūras. Žvaigždėms tas tiesiog būtina, o J.K. Rowling dar būtiniau, mat ji yra jaunų žmonių, jaunų proto idealas. Kitas per dažnai pamirštamas neblogas variantas būtų tiesiog patylėti. Tarp J.K. sekėjų neišvengiamai yra transfobų. Jų pažiūras jie simboliškai legalizuoja, o neapsisprendusius gali truktelėti į savo pusę. Spiralė sukasi žemyn. Su laiku J.K. pradėjo finansiškai remti anti-trans veikėjus, kurie ne tik priklauso kraštutiniai dešiniai, bet ir aktyviai dirba prieš abortus. J.K. Rowling save laiko feministė. Ir homoseksualių žmonių teisės. J.K. palaiko gėjus ir lesbietės. Kadangi pozityvios trans reprezentacijos graudžiai mažai ne vien Rowling tekstuose, jos pilama neapykanta skatina iš naujo klausti, kodėl jos nėra. Kai tavęs neparašo, tenka pasirašyti save. Fanfikai suteikia trans žmonėms progą kalbėti apie save savo balsu. Be to, šitaip į Hario Poterio pasaulį kontrabandą įvežami trans veikėjai, kad jau kanoniškai nieko neišpešiame iš Tonks su lyties keitimo galiomis. Retrospektyvinis gėjus. Auksinė taisyklė. Kai pieši akių kontūrą, geriau nebandyti taisyti. J.K. pabandė. 2007 metais, po to, kai buvo išleista paskutinė serijos knyga, ji apreiškė, kad Hogwartso direktorius Dumbledoras visą tą laiką pasirodo buvo homoseksualus. Nebežinia, verkti ar juoktis. Reprezentacija nėra patvytinimas tada, kai rašyti homoseksualius veikėjus po truputį darosi madinga. Dumbledoro ištraukimas iš spintos yra nepagarbus ir labai gremėzdiškas retcono, retroactive continuity pavyzdys. Kanono autorės ar autoriaus po laiko padaryti pakeitimai. Autorės profilio nesekantis queer vaikai tekste jos užuominos apie Dumbledoro seksualumą neras. Neįmanoma rinkti trupinių, kai jų nėra, o tie, apie kuriuos buvo, numarinti. Tiesa, Dumbledoras irgi numarintas. Retconai atsiranda ne iš tekstų, bet iš dieviško autorės žodžio. Ačiū Dievui,
fanams, kad turime fanfictionus tokioms hierarchijoms naikinti. Kur sukti toliau? Paširpinti ex-fanai ėmėsi rinkti kitokius trupinius, šįkart įrodymus, kad Harry Poterio visata niekada nebuvo įtraukli. Darbelis lengvutis. Tai net netrupiniai, o ištisi duonos kepalai. Pirma, J.K. parašė rasę veikėjų vergų, namų elfų, kuriems patinka vergauti. Jų laužyta anglų kalba primena patyčias iš juodaodžių kalbėjimo XIX amžiaus ministreliuose, rasistiniuose, pramoginiuose pasirodymuose, kurių metu baltaodžiai aktoriai juodai išsipliodavo veidus. Antra, tik 2 iš 50 dažniausiai minimų veikėjų yra ne baltieji. Trečia, tik 28 iš 100 dažniausiai minimų veikėjų yra moteris. Iš 13 dažniausiai minimų veikėjų moteris yra lygiai viena, nors J.K. Rowling save laiko feministė. Apie tai plačiau pasakoja Caroline Eason. Ketvirta, visi apkūnų žmonės yra blogiečiai, išskyrus Molly Weasley, bet ji ne karikatūriškai stora, o motiniška, putlutė. Apie tai kalba OK to be fat. Penkta, mergaitiškos rožinės spalvą mėgstančios mergaitės yra kvailos, įkyrios ir vertos paniekos. Tai išsamei nagrinėja Sarah Joe. Ir taip toliau ir panašiai. Apie fašistinę politiką ir ne tik Harry Poterio visatoje papasakos Sheep in the Box, apie ableizmą Amber Green, apie kiek J.K. begėdiškai privogė iš kitų autorių Caitlin Conrad. Taip fanfictionai įgauna vis daugiau ir daugiau tikslų. Tyrimai ir sveikas protas rodo, kad vaikai priklausantis marginalizuotoms grupėms save priima daug lengviau, jeigu mato sektinus pavyzdžius. Pozityvi reprezentacija ar jos trūkumas veikia ir dominuojančių grupių mąstymą. Niekada nepamiršiu, kaip klasiokas yra pasakęs, kad žodžio genija nėra, nes moterų genijų nebūna. Paliksiu jūs ant uolos krašto. Kitam kartui tebūnie Sirijaus ir Remo renesansas, utopijos, seksas ir pasakos. Susimatysim. Daugiau GPB tekstų rasite visur, kur klausotės ir šio. Mus paremti galite per Contribui, PayPal ir Patreon.